Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, čia Ignas Brazeikis, žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulis. Krepšinio pasaulyje. Ši arena net 17 dienų nematys Žalgirio ir jo Eurolygos rungtynių, bet mes šiandien prisimename tą nuostabią pergalę prieš Valenciją. Vilnietė Audra Mikšienė tada parašė: Nemunų salos sausakimšoj pily išskalbėm Valenciją žaliai baltoj pirty. Kas daugiau, jei nenumylėtinis Francisko, tapus sirgaliu ir Eurolygos MVP. Rungtynių pradžioje gražiai buvo pagirtas mūsų dievaitis Silvanas Francisko. Jis labai džiaugiasi, bet pradėjęs rungtynes ir labai jaudinusi, nepataikė. Aš turbūt taip tą pagerbimą stengčiausi kažkaip kitaip padaryti, turbūt likus daugiau laiko iki rungtynių. Kažkiek, manau, tikrai sugrojo šitas dalykas. Turėjom pasitarimą prieš rungtynės, ką žaisim ir ką, o kadangi Silvanas žaidžia starto penketą, jisai greit atbėgęs turėjo vėl persiorientuoti iš naujo. Tai mano akimis tas pagerbimas galėtų būti kažkiek kitoks, bet šiandieną laimėjom, tai negalim ieškoti kažkokių pasiteisinimų. Lyg nujausdamas kažką negerą, Graikijoje Silvainas Francisko akimirkai sustingo ir prašė aukščiausiojo pagalbos, kurios labai reikėjo ne tik Žalgiriui, bet ir buvusiam žalgiriečiui Kenanui Evansui, kuris 2024 gegužę patyrė su Žalgiriu kauniokojos skirnelės traumą ir nežaidžiantį jį priėmė Olympiakos, gydė ir po 580 dienų išleido pirmą kartą vėl ir Eurolygos rungtynes prieš Žalgirį. Po 2 minučių Evansas vėl patyrė jau kitos kojos traumą. Tas Žalgirio pralaimėjimas Pirėjoje Olympiakos komandai 78-95 yra vieno grašio tevertas prieš negailestingus krepšininkų likimus. Vilnietė krepšinio aistruolė Audra Mikšienė parašė: Pripažinsiu, pergalės nelabai tikėjausi, bet kad tai beviltiškai atrodys žaliai balti nesitikėjau. Taip, Olympiakos, kaip sakė komentatoriai, yra elito elitas Europoje. Jie kontroliavo padėtį nuo pat pirmos rungtynių minutės. Norint bent kažkiek suteikti jiems konkurencijos, reikia žaisti beveik tobulai, neklystant ir viską įmetant. Deja, su taiklumu Žalgiriui taip pat buvo daug bėdų. Negaliu sakyti, kad Žalgiris nekovojo, tikrai bandė, tačiau vienas geriausių Eurolygos gynybos reitingų savininkas Žalgiris Pirėjoje buvo talžomas per visus galus. Pradedant Dorsey, kuris vienas įmetė 3 taškų daugiau nei visa Žalgirio komanda, iš visų pelnė 30 taškų, ir baigiant Vezenkovo, Milutinovo, visada atliekančiais savo darbą, bet ir visais kitais jų žaidėjais. Reikia pripažinti, Oli nusipelnė pergalės, kurios žalgiriečiai taip pat visada siekia ir sieks, kovos ir negailės jėgų. Žalia balta. Pamirškime tą rezultatą 95-78, bet prisiminkime, kaip čia pirmą kartą akis į akį susitiko du bičiuliai, geriausi treneriai. Šarūnas Jasikevičius ir Tomas Masiulis. Jie tapo priešininkais, bet juos sujungė pirmasis treneris Feliksas Mitkevičius. Kaip gerai, kai mes savo laidos Krepšinio pasaulyje archyve turime kadrus, kurie visada jaudino ir jaudins. 2000-ieji metai Kauno Rotušė. Olimpinio žaidynių bronzos medalio laimėtojas kaunietis Tomas Masiulis
taip pat kaunietis, jo pirmasis treneris Feliksas Mitkevičius. Ir gerbiamas treneri, jūs už rankus vedėte krepšinių pasaulį, o dabar krepšinių pasaulyje prašom, jūs pasikalbėkit su Tomu ir jūs paruoškit interviu, tegul bus jūsų pirmasis interviu mūsų programai, bet ne paskutinis. Labai ačiū, labai malonu, kad po Sidnėjaus įvyko viskas labai teigiama, kad mano auklėtinis ne paskutiniai vietoj buvo pirmaujančių grupiai, buvo sunkiųjų kraštų tarpe ir lyderis kovojo, ko aš net nebejojau, kad atiduos visas jėgas dėl Lietuvos, dėl Kauno ir kaip jie parodė visą susigrainusi komandą, jie tą įrodė. Tomai, kaip tau atrodo? Kažkas iš mokyklos, iš mažens tau turėjo įtakos į tą, kad tu išeitum į tą didįjį krepšinį? Aišku, treneri, kad jūs didžiausią įtaką turėjote. Ir aš dabar naudodamasis progą noriu pasakyti visų mūsų vardų. Ir Ilgausko, ir Šarūno Jasikevičiaus didelį jų ačiū, kad mumis taip išauklėjo tokiais gerais žmonėmis ir gerais krepšininkais. Pagrindinis bruožas, kad treneris nenorėjo iš mūsų padaryti krepšininko, o didžiausia jo buvo noras, kad mes būtumėm paprasti geri žmonės. Taip. Ir, mėly kolegos, dabar aš kalbėdamas čia į mikrofoną galiu drąsiai pasakyti, atveda pas mane mažus vaikus ir motinos tėvai klausia, jiems jie yra perlai ir, a kas iš jo bus, po 2 savaičių jau klausia, o aš jiem atsakau, Dievo valia, nežinau. Čia priklauso daug komponentų, kuriuos reikia vykdyti. Bet aš skaitau, pagrindinis tikslas yra, kad jie išaugtų žmonėmis, kad išaugtų gerai žmonėmis, patriotais, mylinčiais tėvynę ir taip toliau. O paskui jau atsiras, kurie bus ir geri krepšininkai. Šiandien negaliu nepasakyti, kad tada 2000-aisiais Tomas Masiulis dalį savo premijos uždirbtos už olimpinę bronzą atidavė savo treneriui Feliksui Mitkevičiui, sektinas pavyzdys. Tačiau ne viskas už pinigus perkama ir parduodama. Nors Dubajaus komanda būtent už pinigėlius pateko Eurolygon ir egzaminavo pirmą kartą Kauno Žalgirį. Liūdna, ką padarysi? Sausi skaičiai 95-89 įrašyti rungtynių protokole ir liekantis istorijai neatskleidžia, kaip žaidė abi komandos. Žalgiriečiai šiame sezone dažniausiai taip būna, iš karto drąsiai ir užtikrintai pradėjo mūšį dėl pergalės. Ne tik taikliai skrodė varžovų tinklelį, bet ir lyg karšto Dubajaus smėlį pūtė į galingų priešininkų akis. Šeimininkai atrodė beviltiškai ir Žalgiris nesunkiai pasiekė net 14 taškų persvarą 24-10. Tačiau Dubai Basketball 100% samdiniai išsigandė savo pado svilinimo iš šaltos Lietuvos atskridusių krepšininkų, įmetė svečius į karštą sauną ir atsukinėjo vandens kranus pagal savo skonį. Bėgo greitai, per akimirksnį tiksliai atakavo ir atstatė savo tvirtas krūtines inteligentiškiams atėjūnams. Po 20 minučių dar nebuvus vėlėsių kvapo 48-45 Žalgirio 2 taškų persvarą. Tačiau jau tada buvo galima įžvelgti kauniečių nuovargį, kurį išryškino klaidos gynyboje ir netaiklus metimai. Pustuščiuose Dubajaus rūmuose aiškiai girdėjusi žalia balta, Lietuva, Lietuva. Toje tolimoje nekrepšinių valstybėje daugelis pirmą kartą sužinojo apie mus, kaip ir skeptikai pagaliau apie Vilnietį Ąžuolą Tubelį, gavusi amerikietiškų, taip pat Neptūno ir Ryto krepšinio pamokas, tik Kauno Žalgiryje atsiskleidė visų savo žaidimų grožių. Dubajuje jis pasiekė savo rekordą Eurolygoje 22 taškai ir 24 naudingumo balai. Ir kiti jau tautiečiai verti pagirimo, ko negalima pasakyti apie kai kuriuos mūsų legionierius.
Po ilgosios pertraukos įkvėpti trenerių žodžių apie tai, kaip reikia žaisti, mūsiškiai pradėjo ne tik su gera nuotaika, bet ir pelnė taip reikalingus taškus ir pasiekė +7, 58-51. Tada tikriausiai mūsų vyrams baigėsi kuras, nes Dubajaus reaktyvinis pakilo tiesia trajektorija 16-0 į savo pergalę. Po 3 kėlinių savimi pasitikintis krepšinių šachai priekyje 73-64. Tačiau Žalgirio mūšių ainiai sukaupę paskutinės eigas ne tik protingiau puolė, bet svarbiausia sugebėjo šarvais pridengti savo krepšį. Kai žalgiriečiai priartėjo iki 3 taškų skirtumo, vėl užstrigo mūsų gynybos mašina. Nieko nepadarysi, pralaimėta 89-95. Tačiau tai ne tragedija, juk Žalgiris sukaupęs 7 pergalės dalysi 3-6 vietomis, o nuo 2 pirmųjų atsilieka vos 1 tašku. Gal būsima ispaniška korida Madride baigsis ne Toreadoro, o Žalgirio pergalė. Bus dar tų pergalių kaip ir pralaimėjimo, bet krepšinio aistruoliai, kurie net patys žaidžia krepšinį, atleis. Bet apie tai jau mes antroje laidos dalyje. 2 Lietuvos komandos žaidžia dėl Europos krepšinių taurės. Klaipėdos Neptūnas 93-110 pralaimėjo HPL komandai iš Jeruzalės. Galime įsivaizduoti, koks buvo baltai uniformuotiems jausmas, kai po karštų žiūrovų aistrų Švyturio arenoje reikėjo žaisti tuščioje Belgrado salėje. Kol kas Izraelio komandos rungtyniaujančios Europoje žaidžia aikštelėse, kurios nei savos, nei svetimus. Klaipėdiečiai su pasitikėjimu žaidė Serbijoje. Ir kovėsi ne tik už save, bet ir šaunųjį Arną Veličką, kuris treniruotės metu susižeidė klubų sąnarį ir šį kartą su HPL nežaidė. Deja, kur trumpa, tenai ir trūksta. Išvykus vidurio puolėjui amerikiečiui Jamesui Karnikui, nauja bėda. Traumą patyrė ir Martynas Pacevičius. Gerai atsilaikė prieš juodą spalvą vilkinčius Izraelio krepšininkus, kurie yra pasiekę puikią sportinę formą. Tai Neptūnų neišgąsdino ir jie pailsėję per ilgąją pertrauką trečiajame kėlinuke gražiai pašlakstė 2 taškais ir 3 taškais Jeruzalės krepšininkų tinklelį. Ir neįtikėtina, pasiekė net 14 taškų persvarą 78-64. Tačiau viskam ateina pabaiga. Neliko jėgų puikiai žaidusiam Neptūnui. Trečiojo kėlinuko gale, turėdami minimalę persvarą, klaipėdiečiai lemiamame etape neatsilaikė prieš Šventosios Žemės komandą. Tačiau nors ir pralaimėjo 93-110, Neptūnas nusipelno gerų žodžių. Nepasisekė ir Panevėžio Lietkabeliui, kuris 74-100 namuose pralaimėjo Turk Telekom komandai. Rungtynės prasidėjo gal 10 minučių vėliau, nei buvo planuota. Kalta žinoma buvo prie krepšinių stovo pritvirtintas lankas, kurį tikriausiai per apšilimą kiek aplamdė svečių dėjimai. Ką tik prasidedant rungtynėms pastebėjo vienas iš arbitrų ir pareikalavo ištaisyti lanko netikslumą. Net Lietkabelio sporto direktorius Jonas Mačiulis nuskubėjo meistro ieškoti. Abiejų komandų žaidėjai ir treneriai, kaip ir vyšinės spalvos žiūrovai, kantriai laukė rungtynių pradžios. O kai sulaukė, tai jie neilgai buvo linksmi, nes šeimininkai dar kukliai pirmavę pradėjo atsilikti. O tuo metu televizijos žiūrovai savo ekranuose matė ir sniegą, ir tamsą, nes bene pirmą kartą skaitmeninė aparatūra streikavo. Gal dėl to buvo kaltas šlapės Lietkabelis, nes kuo toliau, tuo dažniau slydo, prispaustas galingo Turk Telekom vyrų. Panevėžiečiai prieš juos atrodė švelniai kalbant silpni. Po 2 kėlinių jau atsilikę 11 taškų. Po pertraukos prityrę šeimininkai, amerikiečiai Augustinas Rubitas ir Džameilas Morisas dar bandė gelbėti skęstantį Lietkabelio laivelį. Bet jiedu su visa komanda buvo ne tik išmaudyti šaltų nevėžių vandeniu, bet ir paskandinti protingų, stiprių Turkijos komandos žaidėjų. Neatsitiktinai jie yra Europos taurės grupės lyderiai, kaip panevėžiečiai dėja outsideriai, atliekantis tik statistų vaidmenį.
pralaimėta 6 kartą iš eilės. Rezultatų langelyje įrašyta 74-110. 2027 metais, tikime, Žalgirio arenoje vyks ir Europos moterų krepšinio čempionato finalai. O mūsų rinktinė šią savaitę 87-62 atrankos rungtynėse Švedijoje nugalėjo jų nacionalinę komandą. Pagaliau Lietuva gali džiaugtis ir savo nacionalinė moterų rinktinė, kuri ne tik sutriuškino švedės jų krepšinio namuose šopinge, bet ir optimistiškai kopia į kalną. Šiuose nedraugiškose, bet svarbiuose atrankos rungtynėse pirmą kartą debiutavo jaunos lietuvaitis Sintija Aukštikanytė, Danielė Paunksnytė ir Gabija Galvonaitė. Mūsų ateities žvaigždutės galėjo pasimokyti iš 19-metės Justis Jocytis, kuris surinko 24 naudingumo balus, tiek pat, kiek ir Laura Juškaitė. Abi jos savo žaidimu ne tik nudžiugina, bet ir įkvėpia komandą. Visus merginus stengiasi įrodyti, kad jos nuoširdžiai ruošiasi didžiajai Europos moterų krepšinio šventei, kurios finalą FIBA patikėjo Lietuvai. Tikrieji krepšinio aistruoliai ne tik pataria, kritikuoja, bet ir patys žaidžia krepšinį. Lygiai prieš 30 metų Kaune buvo surengtas pirmasis Lietuvos krepšinio lygos fanų čempionatas. Leiskite pradėti pirmąjį 1995 metų LKL fanų čempionatą. Mėly fanai, šiandien jums ir mums neeilinė diena. Pirmą kartą Lietuvos krepšinio istorijoje vyksta fanų turnyras. Šią idėją aš brandinau jau senai. Norėjau, kad visi Lietuvos fanai susivienytų, kad nebūtų vien jie tik tais žiūrovai, būgnų mušikai, ten ar vėliavų mojuotojai, bet būtų tiesiog geriausi draugai. Į 1995 metus mes dar sugrįšime, nes dabar norime parodyti šių metų vasarą surengtų fanų krepšinio čempionato akimirkas. Turėjom šiandien tikrai nuostabią dieną, nuostabią šventę. Nuo ankstyvo ryto susirinko 13 komandų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos ir varžėsi tarpusavį 26-ame tarptautinėme kasmetinėme krepšinio fanų čempionate. Ne mum reikėjo, bet kas pernai buvo čempionai, jie rengti kaip ir atsisakė, tai teko tą garbė mum ir mes prisėmėm atsakomybę ir džiaugiamės, kad viskas sklandžiai pavyko. Buvo Vilniaus 2 komandos, buvo iš Šiaulių 2 komandos, buvo Panevėžio, labai gausi delegacija, džiaugiamės. Kėdainių Nevėžio buvo atstovai, taip pat buvo Vilniaus Wolves, nors jo komanda kaip ir paskelbė apie stabdymą savo veiklos, bet fanai tikrai sudalyvavo labai, kaip sakyt, pasirodė galingai. Buvo iš Talino Estijos komanda Kalev, buvo Rygos Barons, taip pat iš Kretingos buvo komanda ir turėjom Kauno 2 komandas, tai Grindef ir Garbės klubą. Žalgirio Garbės klubas varžėsi dėl 3 vietos ir labai džiaugiamės, kad jiem pavyko taip pat nugalėti Vilniečius ir laimėti 3 vietą. Finale žaidėm su Rygos atstovais, Rygos Barons ir po atkaklios kovos tikrai buvo nelengva, bet pavyko šiemet mums tapti čempionais. Tikimės, kad tas pavyzdys tikrai užkrės ir visą Žalgirio komandą ir kitais metais džiaugsimės ne tik, kad mes tapom čempionai, bet ir Žalgiris bus čempionai ir ne tik LKL, bet ir Eurolygoje. Ačiū tiems, kurie surengė savo jėgomis, savo iniciatyvą šį čempionatą. Žinoma, jisai nepanašus į 1995-ųjų, kai tada fanai rūpėjo LKL-ui. Kitas sėdi atsarginis, 2 komandos po 5 ir visi jie nemenki, ir visi jie. Aš manau, kad tai pirmas blynas neprisvilo. Galbūt tik šventė man sugadino Klaipėdos Neptūnas fanų komanda, kuri vietoj ištikimų gerbėjų atsiuntė sporto mokyklos mūsų žiniomis komandą. O juk turnyro šūkis buvo ne tai, kad laimėti, bet svarbu dalyvauti. Mėly fanai,
12 valandų šiandieną mes aiškinom stipriausią fanų krepšinio komandą Lietuvoje. O visų ilgiausias dėdė moka iš viršaus įdėti, moka iš viršaus įdėti. Vienas dėdė pagrindinis, kitas sėdi atsarginis. Mažiausias būgnas priklauso komandai, kuri užėmė turnyre 8 vietą. Tai Šiaulių Šiauliai. 7 vieta ir didesnis būgnas atitenka Kauno Lavairai. 6 vieta atiteko Kauno Atleto krepšininkam. 5 vieta Vilniaus Statybos krepšininkam. 4 vieta Olimpo fanam. Kauno Žalgiris, atsiimkit būgną. Neptūnas. Ir pats didžiausias būgnas Vilniaus Sakalam. Oficialųjį 1995 metų pirmąjį LKL fanų čempionatą skelbiu baigtu. Sveikiname visus atvykusius į šį čempionatą ir padovanojusius savo ir kitiems gražią krepšinio šventę. Ačiū, kad atvažiavote ir susitiksime kitais metais. Iki! Kas gera, prisiminkime ir sekime anų laikų pavyzdžiais. Svarbiausia, būkime sveiki, drūti ir laimingi, kad susitiktumėm po savaitės vėl tame pačiame krepšinio pasaulyje. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.